Pradėsime nuo vienos istorijos, tikros bei pamokančios. Ir dar pridursime, jog taip gali atsitikti bet kam. Kauniečių Eikinų šeimos atžala prieš daugiau nei metus vieną darganotą dieną pradėjo belstis į pasaulį. Oksana, pajutusi, jog prasidėjo gimdymas, tespėjo paskambinti vyrui ir pasakyti, kad šis važiuotų namo, nes teks vykti į ligoninę. Elektrėnuose dirbantis Tomas skubėjo į Kauną namo. Mes buvom pasiruošę važiuoti. Ta prasme, mes buvom pasiruošę važiuoti, kad mes spėsim, reiškia, kad gimdymas įvyks ten, kur jisai turėtų iš tikrųjų įvykti. Grįžau namo, reiškia, įlėkiu, žmona jau ten klūpo, ta prasme, matau, kad skausmai jai dideli. Sakau, kodėl neskambinai į greitąją? Sako, iš skausmo telefoną pamiršau, sako, neprisimenu telefoną. Kai pamačiau tą galutę, paskambinau į greitąją, sakau, ką daryti, nes jau vyksta. Ta prasme, gydytoja perklausė, ką tikrai vyksta. Greitoji pagalba Akmenėje. Ką daryti, vaikas jau lenda, jau išlindo, ta prasme, ką daryti? Gimdymas vyksta? Taip, vyksta namuose. Pietukai nelenda. Ir telefonu sakau, kad virkštelė apsivyniojusi, bet kita ranka jau be komandos, sakykime, aš jau tą, kaip sakyti, virkštelę vynioju nuo kaklo, reiškia, ir tada kūdikis pats jau į rankas ir iškrito. Dabar tai paimat, paspaudėt nosytę. Reikia? Reikia, tvarkoj, viskas tvarkoj, atjungt nereikia. Gal turit kokią švarę nosinaitę ar palutę? Šluostę turiu, valau. Pavalykite vaikutį, biškį paplekšnokit švelniai per užpakaliuką, kad jisai geriau kvėpuotų ir valykit biškį taip atsargiai burnytę, padžiovinkit, kad iš burnytės gleives surinkti. Ir viskas, ir vaikutis tegul guli pas mamą tarp kojų. Sako, mes jau nebetoli, reiškia, mes atvažiuojam. Tiesiog stebuklas. Aš labai aišku dėkingas tai dispečeriai, kuris, sakykime, su manim telefonu, reiškia, intensyviai bendravo, reiškia, ir neleido prarasti savitvardos. Visą tą laiką su šoko ištikta šeima buvo dar vienas žmogus. Audronė Kniurienė, greitosios pagalbos slaugytoja, dirbanti jau beveik 30 metų. Tomo skambutis buvo eilinis tarp kasdien daugiau nei 300 skambinančių bendrosios pagalbos telefonu. Mes bendravom su tėveliu iki tol, kol jau pasigirdo man ragelyje greitosios sirenos. Ir jau tėvelis pasakė, kad brigada jau atvažiuoja ir jisai bėgo tada jau pasitikti greitosios. O vaikutis kvėpavo, gulėjo pas mamą ant pilvuko, apklotas ir laukė tolimesnės pagalbos. Tėtis buvo labai orientuotas, jisai vykdė visus mano nurodymus, pasakojo, kas darosi jo namuose. Pagal jo pasakojimą aš stengiausi jam pasakyti, ką jisai turi daryti. Jos balsas, kad jinai, ta pati dispečerė, nestresavo, jos balsas buvo konkretus, aiškus, konkrečios komandos. Tai aš kaip ir paskambinęs jai paprašiau, sakiau, duokit instrukcijas, komandas, ką man daryti, kam ruoštis. Pasaulyje ši profesija vadinama vienodai, tuo pačiu žodžiu. Greitosios medicinos pagalbos dispečeris. Žmogus, kuris atsitikus nelaimiai įvykio vietoje atsiduria tą pačią minutę, kai jūs paskambinate telefonu. Kauno miesto greitoji pagalba. Nors pasaulyje ši specialybė žinoma beveik 40 metų, jos pirmtakų galimybių tada ir dabar nėra net kaip lyginti. Pirmasis užregistruotas GMP dispečerio priėmimas buvo Teksaso valstijoje 1974 metais. Anksčiau ta sistema veikdavo, kad jo funkcija būdavo surinkti informaciją ir išsiųsti reikiamą brigadą įvykio vietą. Dabar medicinos mokslo įrodymai pakreipė šitos įvykius truputėlį kitą linkmę. Vis dėlto paaiškėjo, jog teikdamas realią pagalbą, net telefonu, GMP dispečeris gali padaryti labai daug. Pabandykime pagalvoti, kas dedasi žmogaus, kuris skambina greitosios medicinos pagalbos telefonu galvoje. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė sumaištis. Medikams tai gali būti eilinė darbo diena, eilinis kvietimas, eilinis pacientas. Tačiau tam žmogui galbūt miokardo infarktas, kažkokie tai grėsmingi simptomai, širdies, krūtinės, pilvo skausmas, tai yra pirmą kartą gyvenime. Nutikus nelaimiai skambindami greitosios pagalbos telefonu meldžiame tik vieno, kad atsilieptų ir tučtuojau atvyktų. Juk greitoji. Tačiau būna visaip, sako Vilniaus greitosios medicinos pagalbos vadovas. Gatvių spūstys, vis dar nesusipratę vairuotojai, blogai sužymėti namai ar gatvės. Ir dėja labai dažnai patys kvietėjai. Netikslus, nekantrus, reikalaujantys ir netgi vengiantys bendrauti kito sveikatos labui. Jeigu pradedi kažką ir kalbinti ar dar kažką, tai būna kartais tokių situacijų, kad jūs man čia neaiškinkit, jūs greičiau važiuokit ir taip toliau. Kai žmogus laukia patarimo, tai jam patarimas ir duodamas. Žmonėm yra stresas ir jie rėkia. Jie rėkia, pirmoje eilėje turi jį nutildyti,
kažkaip tai sakyti, nerėkite, kad išgirsti adresą, išklausti tikslų adresą. Nes jeigu aš neišgirsiu tikslaus adreso, brigada nenuvažiuos. Tai svarbiausia tas, kad žmonės irgi kviečiantys nepasimestų, kad tiksliai pirmoje eilėje pasakytų adresą, kur važiuoti ir kas atsitiko. Būtent moteris, vyras, kiek metų ir su sąmonė, be sąmonės kvėpuoja, nekvėpuoja ir tada jau mes galim bendrauti, jeigu žmogus mūsų klauso. Žmonės galvoja, kad kol dispečeris klausinėja, tai tol ta pagalba nevyksta. Tai taip buvo anksčiau. Dabargi ta situacija pamažu keičiasi ir moderniai įrengtose dispečerinėse ta pagalba jau išvyksta ir tas klausinėjimas vyksta GMP medikams vykstant pakeliui. Greitoji prasideda nuo dispečerio kaip teatras nuo rūbinės. Greitoji. Teikdamas realią pagalbą telefonu, dispečeris gali padaryti labai daug. Išsaugoti gyvybę, padėti priimti gimdymą, paaiškinti žmonėm, kaip sustabdyti kraujavimą, ką daryti, jeigu yra kažkoks tai cheminis pavojus. Taip, kad jo funkcijos truputėlį išsiplėtė ir mes norėtume vis dėlto paskatinti dispečerius ir įdiegti naujausius kursus, kurių pagalba šita specialybė nebus vien tik tai informacijos kažkoks tai perdavėjas nuo nelaimės ištikto žmogaus iki medikų, kurie važiuoja. Negalima palikti paciento tokioje situacijoje, tol kol netvyko greitoji. Visuomet jam reikia teikti patarimus ir su juo kalbėtis ir jam padėti, tol kol jisai sulauks atvykstančių kvalifikuotų medikų. Situacijų yra pačių įvairiausių. Galbūt ta situacija yra tokia skubi, kad verčiau dispečeris gali atšaukti prieš tai esantį kvietimą, kur planė tvarka važiuoja pas sukarščiavusi pacientą, bet ta brigada yra arčiausiai klinikinę mirtį patyrusio žmogaus. Greitosios pagalbos medikai sako, kad prieš reikšdami pretenzijas žmonės patys susimastytų, ar viską padaro, yra atidūs, atsakingi ir geranoriški. Iš paskambinusių pacientų mes labai norime aiškaus, gražaus įvardymo, kas atsitiko ir kur atsitiko. Todėl, kad jeigu žmogus susijaudinęs arba jisai neaiškiai pasako adresą, apsunkina bendravimą ir mes negalim iš karto įsiaiškinti. Dėl to mes užduodam tuos klausimus, kurie kartais žmogui ištiktam nelaimės atrodo bereikšmiai. Bet iš tiesų kiekvienas pateiktas klausimas, jisai yra informacija dispečeriui. Informacija tokia, kad jis galėtų valdyti pajėgas toliau, išsiųsti atitinkamo lygio brigadą pagalbai ir galėtų padėti tam pacientui arba kvietėjui, kol atvyks greitoji pagalba. Nežinai, kuriam žmogui ko reikia. Vienam reikia ramaus žodžio, kitam reikia balso pakelimo, kad jisai pradėtų susiorientuoti, ką jis turi atsakyti ir kaip jis turėtų elgtis. Paimkime klasikinį pavyzdį vykusi klinikinė mirtis. Ir jeigu artimieji teiks pagalbą, tai reiškia atlikinės paspaudimus, gaivins žmogų, mes turime 2-3 kartus didesnius šansus, kad tas žmogus liks gyvas. Ir būtent dispečeris jisai gali paskatinti tuos žmonės pamokinti atlikinėti krūtinės ląstos paspaudimus. Nes pasimetęs žmogus sakys, aš nemoku gaivinti. Tai dispečerio funkcija yra vis dėlto padėti, sumotyvuoti tą žmogų, paaiškinti, kad nusiraminkite, jūs galite padėti savo artimam žmogui. Galima paimti visai kitus pavyzdžius, kaip antai užspringęs žmogus. Greitoji pagalba atvažiuos per 5 minutės, bet ar įmanoma nekvėpuoti 5 minutės? Ko gero ne. Taip, kad GMP dispečeris gali paaiškinti, kaip atspringdinti tą žmogų, kokius veiksmus pritaikyti. Tas pats pavyzdys su kraujavimu. Žmogus nežino, jeigu nemoka, pasimetęs, pamatė kraują, galbūt jis pasiruošęs jau apalpti, GMP dispečeris gali sumotyvuoti, surasti tuos resursus ir vadovauti tai pagalbai, kuri išgelbėjo žmogaus gyvybę arba sveikatą. Netiesa, kad mūsų ištikus bėdai greitosios pagalbos dispečeris būna abejingas, sako dešimtmečius dirbantys šį darbą žmonės. Pakėlus telefono ragelį, drauge išgyvenama kiekviena emocija. Visada ir dispečeris išgyvena bet kokį sunkų atvejį, kuris yra neeilinis, yra stresas tiek žmogui namuose, tiek mums stresas, kad mes sugebėtume jį įkalbėti, patarti savo artimam žmogui, kad mes teisingai patartume, kad viską susakytume, ką turim pasakyti, pamokyti ir kad padėtum tam žmogui jau telefonu, kol nuvyks brigada iki jų. Dispečeriu dirbantis žmogus, jisai patiria nemažesnį stresą ir nemažesnį emocinį krūvį
priimdamas iškvietimą, kalbėdamasi su pacientu. Jis lygiai taip pat jaudinasi. Tas, kuris kviečia, šaukia, įsigandęs. Kartais nepavyksta nuraminti ramiu balsu, kad nusiraminkit, prašau pasakykit aiškiai adresą. Kartais tenka ir sušukti, kad nurimkite. Greitosios pagalbos tarnyboje dirbantys žmonės sako, kad visiems būtų lengviau, jei būtų daugiau geranoriškumo, supratimo ir noro bendradarbiauti. Būtina aiškinti savo vaikams, kaip elgtis ištikus nelaimiai. Tuo turėtume būti suinteresuoti mes patys, kad nebūtume abejingi susmukusiam žmogui gatvėje, juk kiekvienas galime atsidurti jo vietoje. Aš tikiu, kad ta vis nauja karta, jinai bus labiau išsilavinusi, mažiau naudos galbūt bendrą pagalbos telefoną kaip pasišaipimui arba tiems fiktyviems skambučiam, o daugiau naudos tais atvejais, kada iš tikrųjų pagalba labai reikalinga.